Marijai Stefanijai skyrė savivaldybę naują būstą, didesnį negu dabar kambariuką jinai turi, ir geresniam rajone, visai šalia mano namų, šalia Viktoro namų. Ir dabar vat prikabinus mūsų veikuką. Veikukas tai yra mūsų priekabėlė, tai važiuojam ją iškraustyti. Борт не снимаем, да? Хватит? Да, daugiau ko reikia. Я тебе так буду толпить, блядь. Вот тогда. Скамбуйте слявеньки. Видишь? Батарейки, наверное, сели. Телефон в спине. Nu, labai didelis ardvus. O, koksai pas jūs dabar ardvus. Не, это там, внизу. O, prigyveno, raktus grąžinu. Nu, klausyk dabar. Извини, супчик тебе горячий, держи, борщик. Что с работой? Увольняют они тебя? Второй? 2 дня уже. Так, нормально? Нет, не будет видно. Давай поверно, пока нас мотерим слабел добавь. Ну, да, вот. Да, вот, мотерим. Атя. И что-то. Ой, ну, я чего там обедать. Бег. Va čia pažiūrėsit moteriškos striukės, gerai? O kelnių yra? Nu čia vat kas yra, tai yra. Paim kartu su to, ne, va čia dar. Kartu su to. Imkit kartu, čia viskas jums. Šiek tiek srūpytės. Tam drabužėlius išsirinkit, ką norit pasiimti. Pa čia pakišai medvilnę. Nu. Kelnių prašau, dar kažkas. Що там розходиться? Ну, bet tai jau nebemeskit ant žemės čia, gerai? Čia Veik, čia firma, Veik. Žinau. Žinote jau? Jau aš žinau. Žinau. Veik, tą firmą žinau.